Yes, gerulį. Tai paliekam tą krantą, plaukiam į antrą pusę, į smiltynę. Pabandysim šiandien, bičiuliai, pamėtyti guminukus, pamėtyti pavadį, gal galvakablį, nežinau, pagalvosiu. Žodžiu, esmė persikelti į smiltynę, pabandyti pagauti kokį ešeriuką, gal starkiuką. Ką tu, mažiukas? Čia tavo mama kažkur netoli turbūt. Jo, ten tavo visą šeimyną, ką tu čia vienas veiki? Gerai. Netrukdykim jam. Einam truputėlį toliau. Nu va, bičiuliai, atvarėm į slaptą vietą. Kokia jinai čia slapta. Esu čia kažkada vieną kitą ešeriuką pagavęs, tai kadangi šiandien esam su transporto priemonė, galvoju greitai čia trumpam užsuksim pažiūrėti. Vien buvo smalsu pažiūrėti, kiek valčių prie kiaulės. Nu, valčių tai tikrai daug. Va, ir jų dar daugėja. Bet čia irgi daug akmenų, daug kliuvinių, tai reikia atsargiai. Nu, bet gal dėl to karts nuo karto čia ir ešeriuks viens kitas būna. Turim. Sakiau, kad čia kartais būna. Aš jums sakiau. Liu. Oi, koksai. Bičiuliai. Toksai. Šviesus ešeriukas. Ant Motorola Red Flake'o. Gerai. Pirmas. Toks gražuoliukas, ane, mūsų toj slaptoj vieteliai. Nu gerai. Kadangi žadu dar būti, tai paleisimės tą ešeriuką. Gal šiandien vieną kitą ir paimsim. Bet jeigu paimsim, tai žvejybos gale, kad jie nešustų toj kupriniai labai. Nu gerai. Motoroilas. Gerai, jeigu buvo vienas, tai čia turėtų būti jų ir daugiau. Opa, dar vienas. Atrodo irgi toks visai neblogas. Ai, ne. Nu, toks. Ne, kaip sakai, ne pats blogiausias, bet... Nu, toksai ešeriukas, ką? Yra šiaip gana stipri srovė. 20 gramukų, kai kol toli būna. Tai nuneša. Baisia. Nors sudėsim 24. Nėra, kad labai daugiau, bet kažkiek daugiau truputėlį laikys. Pravedimą, bičiuliai, mato tokį darau. Su meškere tai stengiuosi tiesiog biškį švinuką į dugną daužyti, toks pavadys ilgas, srovė gana didelė, tai, sakykime, didelę darbo dalį daro srovė. Kažką buvau pagavęs. Didelę darbo dalį daro srovė,
O aš daugiau bandau, tokiais trumpais smūgeliais kažkiek tam guminukui tos šiek tiek gyvybės duot, staigesnių tokių judesių ir su švinuku padaužyti dugną. Nes tas irgi ešeriui labai patinka. Reikia kartais net taip stipriau biški kilstel. Štai. Pribumsėjo mane. Nu, toksai ešeriukas. Antras paleidydį. Tas pirmas, blemba, visai nudžiugino, toksai kuprius, stambesnis. Gerai, tu paauk dar truputėlį. Ešeriui patinka tas bumsėjimas, reikia bumsėti. Ešeriukui. Dar vienas toksai, ne? Cikt. Cikt. Nuo kablio ir atgal. Labai svarbus dalykas, turbūt pats svarbiausias, kai žvejojam mariose, kai ateinam, tenai yra bujus, jau lipant į keltą, pasižiūri, jeigu šiek tiek pakrypęs į jūros pusę, matosi, kad srovė eina iš marių, tada ženklas yra geras. Jeigu bujus pakrypęs šiek tiek į marių pusę nuo jūros ir matosi, kad srovė iš jūros, tada ženklas nėra pats geriausias. Bet ir nėra toksai nuosprendis, kad nekips. Gali kipti ir prie jūros srovės. O pats blogiausias dalykas Kuršių mariose yra, kai atvarai ir vanduo kaip prūdė stovi. O tada tai jau yra nuosprendis, kad apart pūgžlių turbūt nekips niekas. Nu bent jau iš mano patirties. O, kažką turim neblogą. Big fishas šios dienos. Big fishas. Ešeriukas neblogas, man atrodo. Jo, koksai. Va čia tai marinis ešerys, bičiuliai. Tuoj mes tik tais neišsiversti čia kaip nors. O. Opa! Yes! Va čia tai ešeriumbozauras. Gerulis. Gražiai lupytė. Vis dėlto yra čia ir tų didesnių. Va, bičiuliai. Ešerys. Yes. Turim bent vieną gerą. Aišku, ne kilograminis čia, bet jau toksai. Jeigu tokie tik ešeriai kiptų, tai būtų kaip gerai. Paimsim naują. Reinsova Motoroil Red Flake'as 3,5 inčo. Pas mane dėžutė visat. G-tailai tai turi būti visada. Bet ešerys kažkaip čia kimba tokioje artimesnėje distancijoje. Kaip minimum jau turiu partraukti trečdalį kelio, kad sulaukt kibimą. Nu, nes čia prasideda tie visi, aš kaip suprantu, akmenys visokie arčiau, o tenais toliau turbūt tokios dykumos. Tai tam gal ešeriui ten neįtin įdomu, o čia arčiau tiek menukai jam čia įdomiau. Bet vis tiek metu kažkaip, metu kiek galiu. Nežinosi, gal ten toliau koksai starkys praplauks. Po nedidelės pertraukos dar vienas. Neina suprasti. O šitas toks. Uba! Šits jau toks į geresnę pusę truputėlį. O tik tais Motoroilo odegėlė išlindus. Ir gavęs žiaunas.
Gerai, šitas jau atgal nekeliaus. Klaipėdėlė, vienoj pusėj. Gamta, ne, ramybė, kitoj pusėj. Nu, sąlyginai ramybė, nėra, kad čia baisiai ramu, vis tiek čia dunda, ūžia viskas, laivai plaukėja, bet man atrodo, kiekvieno klaipėdiečio širdžiai mielas vaizdas. Gerai. Išgeriam kavą, pasiklausėm Žilvino. Nu ir ką, bičiuliai, nežinau, kibimas kaip ir apstojo, bet dar pabandysim, dar pamėtysim. Jes, pasirodo, ne vienoj vietoj, tik stovint galima pagauti. Nedidukas, aišku. Bet vis tiek jau iš kitos vietos. Ui, čia iš žolės jis dar bėga. Nors visai gal. Kaip šiandienai. Nors nedidukas. Gražuolis mažiliukas. Nu gerai, bičiuliai, pagavom vieną tenai tik dėl sportinio intereso. Gal dar čia šiek tiek pamėtysiu, kokius 5 metimus padarysiu, labai dar norėčiau vieną tokį gerą ešerenzą iššauti, bet abejoju ir šiaip visai norėčiau iki molo nuvažiuoti. Nu tokie, ne? Pagrindas tokie ešeriukai. Pasidarau kilpą, perveriam kilpą į kilpą, tada pintą valą užtraukiam, viskas puikiausiai laiko. Tas dvigubas toks valas, toks kaip šiek tiek buferis gaunas ir šiaip dažniausiai nesisuka tas valas, jeigu pakankamai storas fluorokarbonas. Nu ir žinoma, vieni guminukai daugiau suka, kiti mažiau, bet dažniausiai aš taip rišu, kad nereiktų to trišakio suktuko rišti. Matot, bičiuliai, koks pavadys. Srovė tokia, kad judina 20 gramų iš vietos gana lengvai. Tai įsivaizduojate, ne, kad tą guminuką jinai gražiai plukdo. Tai va tokia ir yra esmė sistemėlės. Noriu priminti, bičiuliai, savo seniem žiūrovam, taip pat ir naujiem prenumeratoriam, kad galite prisijungti prie kanalų narysčių arba paremti mano veiklą prisijungdami prie Contribui platformos. Ta padarydami jūs prisidėsite prie kanalo tobulėjimo ir gausite vis geresnį turinį. Tai jeigu tai padarėte, didžiulis ačiū jums.
Ką čia tie ešeriai darys prie tokio? Eik tu šik. Kiek jūs čia plaukiosit? Turbūt visą dieną. Ką aš čia klausiu nesąmonę. O, mūsų, jeigu neklystų, priešmininis laivas plaukia ir kaip tik man ką tik segė. Atrodo visai normalus ešerys, galimai, arba vėl tiesiog taip atrodo iš pradžių. Trukti už vadžių vėl iš pradžių. Ne, visai geras. Net tokį iškelti dar yra reikalų. Bičiuliai. Gerai, staruliukas. Bet čia tie ant molo tas ešerys kažkoks truputėlį kitoks. Tenais arčiau jie šviesesni, čia tamsesni. Nesuprantu. Visai toksai. Visai nieko ešeriukas. Oba! Nėra čia labai patogu vaikščiat. Yra ženklai sudėti, kad ant bangolaužio lipti griežtai draudžiama. Nu, bet aš nežinau, ar čia jau bangolaužis. Gal tik iš jūros pusės jisai skaitos bangolaužis. Ir ant molo yra vienas kitas ešeruitis. Oho, koks krovininis laivelis. Jaučiu vienas didžiausių konteinerinių laivų, kokius aš čia esu matęs tam Klaipėdos uoste. Kiek ten galimai žvejybos reikmenų atkeliavo į mūsų uostą. Tikrai gali būti, kad vienas koks konteineriukas kokių kabliukų ar guminukų atvarė. Aš labai stengiuosi čia tą bonusą įpirdolint, bet jisai nesipirdolina kažkaip. Ar čia, kad tie kateriai pirmyn atgal varo. Nemanau, kad tas ešerys čia jau labai patenkintas tuom. Nu, tokiem ziurzikam tai neįdomu, jiem tai tik duok tą motoroilą praryt. O didieji aš nežinau. O vieną tokį normalesnį pagavom ir visi va. Jėgos neišseko, entuziazmas, sakyčiau, neišseko, bet baigėsi laikas. Reikia pirdolint namo. Bonusiuko dar vieno įpirdolint nepavyko. Tai jūs, bičiuliai, būtinai įpirdolinkit laiką, komentarą ir nepamirškit užprenumeruoti mano kanalo. Šiam kartui tiek. Galit pažiūrėti šitą arba šitą vidosą. Ir iki sekančio.